tuomet galima formuluoti gerą, teisingą užduotį sistemai sukurti. O duomenų bazių valdymo sistemos tai yra kaip branduolys, jūs duomenų bazės pradedate studijuoti šį semestrą, tuo įsitikinsit, kad tai yra vienas iš pagrindinių studijų modulių jūsų bakalauro studijų metais. Duomenų bazių valdymo sistemos, aišku, yra svarbus informacinės sistemos komponentas, tai jo vienos informacinės sistemos praktiškai jūs nerasite Lietuvoje veikiančių. Gal 1%. Trečiasis modulis, kurį aš minėjau, tai yra kompiuterizuotos įmonių darbo vietos, kurio metu jūs susipažinsit su verslo valdymo sistemų specializuotais paketais, nes didžiuma įmonių šiuo metu Lietuvoje vis tik tai nekuria naujų sistemų, o diegia esamus sprendimus ir juos pritaiko. Taip jau yra. Nes kurti nuo nulio, dalis kūrė, bet diegia vis tiek. Pavyzdžiui, pasižiūrėkime senukus, kur yra didžiulis, pakankamai didelis gamybos kolektyvas, jie vis tiek stengiasi daro žingsnius, kaip perėti prie standartizuotos iš tikro verslo valdymo sistemos, kad nereikėtų visą laiką plėtotos savos vienintelės sistemėlės, kurios plėtra yra pakankamai brangi. Šio modulio metu jūs jau šiek tiek įeisit į ONEL grupos pagrindus, bet pratęsit tai ketvirtąjame studijų modulyje informacinių sistemų projektavimas ir keis technologijos. Tai yra pagrindai sistemų projektavimui, kuriuos pristato profesorė Lina Nemuraitė, labai populiari tiek bakalauratų, tiek magistrantų tarpe kaip vadovė, tai turi, manau, tikrai galima padaryti iš dviejų ir vis tiek vadovausi didesniam skaičiui, negu bet kas kitas fakultete. Dar vienas šitoks modulis, kuris yra gana populiarus tarp studentų, laisvai pasirenkamas, tai yra docento Vyginto Šakio pristatomas modulis, tai yra verslo duomenų analizai skirtas modulis. Jo pagrindu studentai įsisavina Microsoft SQL Server duomenų saugyklos sprendimų taikymus. Kai kurie iš jūsų matys trečiame kurse daros galės pasirinkti šitą modulį. Tai kad siūlyčiau pasirinkti, nes tai yra svarbus dalykas. Baigiamoji praktika mūsų katedroje prižiūri tiek prodekanė Lina Čeponienė, jūs gal pažįstat, tiek docentas Tomas Steirskys. Tai yra svarbi praktinė dalis, kaip išrankai bakalauro baigiamą darbą. Studento toliau yra bakalauro darbas. Čia mūsų bakalauro darbų vienas kitas lapas bus pateiktas. Čia praeitų dviejų metų senumo darbai, va čia 6 matos metais. Tai yra su kuo realizuota PHP, MySQL, JavaScript ir kas tai yra per daiktas. Tai yra studento laisvalaikių renginių portalas. Kitas pavyzdys tinklo paslaugomis grindžiamų informacinių sistemų kūrimo sistema. Tai yra krepšinio kamuolių gamyba su Java, su XML, SQL realizuota. Organizacijų veiklos rodiklių stebėjimo vertinimo sistema. Microsoft SQL Serveris, kaip pagrindas duomenų bazių valdymo sistema. Toliau kolekcionierių prekybos portalas, toks savotiškas specifinis portalas kolekcionieriams, kuris buvo įkurtas mūsų katedros bakalauro metu. Lietuvos studentų krepšinio lygos su PHP, MySQL ir JavaScript įgyvendinta sistemėlė. Nuotolinio elektros prietaisų valdymo informacinė sistema. Šiuo metu čia pas mus dirbantis Algirdas Alesiūnas, jis šitą sistemą gyvendina, šiek tiek buvo linkęs į techniką, tai jam labai norėjosi šiek tiek geležies palies, taip kad šitoje vietoje jis tą tikrai puikiai įgyvendino ir apgynė bakalauro darbą. Nacionalinė programuojančio sistema, čia yra bilietų rezervavimo sistema. Duomenų analizės ir tik docento Šakio sistemos pagrindų sukurtas bakalauro modulis. O čia toliau katedros kolektyvas, kuris pavardęs nuo darbo su studentais XPAL.
gamtoje. Ir po to dar esame mokslinius tyrimus tam tikromis veiklos kryptimis. Aišku, mes kaip katedra nemažą darbo dalį skiriame projektiniai veiklai, taip kad manau, kad tai nekeičia mūsų kvalifikaciją, tai kaip pavyzdį. Ten projektinė veikla tikrai yra ne paskutiniai vietai. Iškirpome nemažai pinigų ne tik iš pedagoginio darbo, tačiau iš projektų. Čia vienas šitas projektas ir čia jų vaizdai, tai yra mokslinio tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas. Jis yra veikiantis, jūs galėsite pasižiūrėti. Mokslas verslo LT, mokslas verslo LT galime pasižiūrėti. Projektas teritorijų planavimo dokumentų registras yra svarbus dalykas, jeigu norite įsigyti žemę, ar pasistatyti namą, kur nors. Internetinis informaciniai technologijų žinių portalas, šitą projektą sukurtas portalas. Projektas interaktyvių rinktinių organizacijų metodologijų, čia buvo tas tokinis projektas 5 metų, kuriame mes koordinavom, turėjom partnerius Skandinavijos, Janus ir dar kitus. Čia mūsų absolventų nuotraukos, va čia šiuo metu pusiau tokios mažos Lietuvos informatikų ministerijos vadas Aurimas Matulis, su kuriuo mes palaikom glaudžius ryšius ir bendradarbiaujam, dabar kaip darom tokią studiją dėl Lietuvos valstybės informacinių sistemų registrų integravimo. Tai mūsų veikla. Dar vienas absolventas apie mūsų studiją, čia yra senukuose dirbantis Tomas Kuškas, informatikos direktorius. Paulius Kulpinas, jisai darbuojasi Didžiojoje Britanijoje, kaip matot, džiaugiasi. Čia jų žodžiai suderinti, kažkada tai paklausiu, studijavęs informacinių sistemų projektavimo žinias, Sigykos universitete, kažką jam duoda. Didžiausių pasaulio bankų informacinės sistemas, kur bankus reikia mokytis kurti. Šitas pristraukė, kolegos Eduardo, nes jiems 10 minučių profesorius Pliškys ištraukė. Taip, dar vienas absolventas darbuojantis kompanijos Monelį Armonas, kaip tik praeitais metais ateinęs daktaro disertaciją. Puikiai darbuojasi kurdamas sistemų projektavimo įrankius, net ir įrokius, su juo mokysitės pas mus. Ta kompanija labai pamalu dirba Kaune. Tai yra Kaune sukurtas, amerikiečių pinigus, įrankis, medžių įrokius, plius jį dar ateikia ir iškirsti. O va čia paskaityti, va čia gal šiek tiek įdamus. Jūs kaip tik pradėjo studijuoti duomenų bazes ir šitas kolega, tarp kitko mano absolventas, jis diplomuotų inžinieriaus diplomą dar gavęs yra, dar antram kurse po profesoriaus Paradausko duomenų bazės teorijos kurso prisiekiau, kad gyvenime nieko bendro su duomenų bazėmis neturėsiu. Dabar nieko kito nereikia, tai kedenų N įvairiaus dydžio duombazės OSQL, tai yra Structured Query Language, tai yra struktūrizuota užklausų kalba duomenų bazės, kalbų geriau nei lietuviškai. Matot, su vaikais į SQL kalbas. Čia mūsų katedros adresai, kokius tik kolegijas. Paskui gali reikės įstygti kambarį tam tikrą metu dalį, gali pasižiūrėti katedros svetainę, ta prezentacija ten lyg tai turėtų įvykti. Ir va dabar klausimam vyko, bet klausimam laiko nebeliko. Aš šiek tiek sutaupiau laiko. Man kažkiek įsireikau. Tai va